Vis negaliu atsigražėti šito grožio. Mažiuką šį kartą papuolė. Dar iš tikrųjų man šokas nepraėjo, nežinau. Eikit savo. Auksas, auksas, vaikštų čia nais išvis. Per takelį tokį. Čia, linda iš čia, netikėtai. Sakau, nepasiduosiu, vaikščiosiu vis tiek, gal ką nors rasiu. Auksinė moneta. Na štai, aukselis mano. Atvariau į lauką savo tokį, išvaikščiotą, vaikščiau, porą monetų radau, 20 pensų šiuolaikinio, puspensį, turbūt Elžbietos antrosios ten su laivu ir karinė saga. Jau galvoju, gal eit man namo, galvoju, oras toksai nelabai koksai, bet staiga toksai dalykas išlindo. Žinot, kas čia? Jūs nežinot. Romos imperijos moneta. Sesteršius. Didelė tokia šaibikė. Nieko romėniško šitam lauke nesuradęs. O, kaip įdomu. Skilo. Nežinau, ar aš čia su kastu netyčia užgavau ją. Ar kaip. Yra kas yra. Tut romėnų moneta. 2000 metukų pats. Čia matosi senas. Nežinau, kas imperatorius. Reikės pavalyti, pasižiūrėti. Bet monetėlė bombikė. Nu, kaip 2000 metų senumo. Aš manau, visai su jais. Brau. Kokį įdomų eksponatą radau. Iš monetos išpjautas iš Fartingo Jurgio V. O išpjautas koksai pakabukas padarytas iš monetos. Įdomus egzempliorius. Metai net yra 1911 atrodo. Kaip tik metai po Edvardo VII mirties. Turbūt pirmi karaliavimo metai Jurgio V. Padarytas koksai pakabukas. O kad sutrimitavo. Iškart supratau, kad sidabras bus. Galvojau, sidabro šiandien nebus, bet va. Vis dėlto yra 1914. O tokia va. Jurgis V, 6 pensai. Visai gera diena palyginus. Ir sidabras, ir romėnas. Skųstis negaliu. Viskas gerai. Valiau. Skinėjusi čia aplinkui visur, kur romėną radau. Ir dar vienas sidabriukas papuolė. O dar vienas. 3 pensai. O, čia Viktorija bus. 1,880. Dar viena Viktorija. Šitam lauke dar Viktorijos sidabro nesuradęs. Dar vienas laukas yra, tenais porą buvau radęs Viktorijos sidabrioko. Nu, malonu, 2 sidabrai šiandieną. Galėtų visą laiką taip eitis. Ir romėnas, ir 2 sidabrai. Nu ir varioko dar turiu. Nežinau, kokius 4 ar 5. Liuksas. Signalas buvo gana toksai gilus. Nu, ne per pinpointerį, bet panašiai, tikrai. Nežinau, kaip parodyti. Žodžiu, skambaliukas. Atrodo pilnas. Jo, pilnulis. Toksai va skambalėlis.
Ir turbūt jisai nėra labai jaunas. Ir šiek tiek metukų yra. Toks va. Daikčiuks. Nu čia biškai palūžęs šiek tiek. Nieko nepadarysi. Bet signalas buvo gana gilus, tikrai. Nu, toksai daikčiukas. Jau neskambesnis, čia bus iškritę per tą tarpą. Tas toksai geležinis rutuliukas. Jau šiaip būtų. Bet šitam lauke esu radęs ir pilną skambaliuką kitoj pusėje. Nu gerai. Fainai vis tiek rasti tokius daikčiukus. Nepilnas, bet nu, ką turim, tą turim. Ok. Kažkokį tai daikčiuką radau keistą. Skylutės dviejose pusėse. Ant kažko tai tvirtinusi. Žvaigždutės kažkokios. Nesuprasi, kad čia kažkoks gal arklio papuošimas. Sakyčiau. Įdomus eksponatas. Žanro klasika, aišku. Maškėtkamelis. Be jų niekad neišeina. Turbūt nei vieno kasimo nėra be jų. Nu, toksai vat muškėtkamuolytis. Pasirodė. Labai žemas signaliukas buvo. Bet romėnų monetos fragmentas. Čia jau Auf Wiedersehen šitoj pusėje. Jo, dar galvos kažkiek imperatoriaus matosi, nosis va. Ir viskas. Ir čia nais matosi žmogeliukai. Va tokie va. Nu, kas yra, tas yra, bet reiškia, čia dar gali būti aplinkui ramenioko. Dažnas toks radinys. Ant pirštas. Bet varinis. Ir matosi vėlesnių laikų. Turbūt Viktorija arba dar vėliau. Tarpukaris net gali būti. Vėl nežino. Na, bet nereikalingas daiktas metam į šiukšleinę. Apniukė šitaip. Orelis nelabai koksai. Nu, nors nelyja. Bet jau vakarėja. Beveik 4 valandos vakaro. Nusprendžiau, kad gana kasinėti. Detektorius ilsisi, kuprinė ilsisi, radiniai ilsisi. Nu, pasižiūrim, kągi šiandien mums pavyko rasti. Pradėsim nuo artefaktų, 2 sagus, 1 karališko oro pajėgų saga. Čia va šita. Karūna matosi ten. Erelis turi būti karo laivyno saga. Na, skambaliukas. Ir žodžiu, tiek monetų. Šiandien pavyko pagauti. Na, aišku, geriausia tai turbūt romėnas šitas. Nežinau, kas čia yra, bet nenoriu spekuliuoti. Žodžiu, tiek varioko. Porą šiuolaikinių 20-10 pensų. O tenais tai Viktorijos pagrinde. Nors vienas ankstyvo Jurgio Fartingas tenais. Ir Elžbieta II. Nu ir ką? Porą sidabrioko. 6 pensai Jurgio V ir Viktorijos 3 pensai. Tokios monetos, abidvi 925 praba. Tai yra gerai. Nu ir va tasai va daikčiukas pagamintas iš Fartingo Jurgio V. Pakabukas toksai. Nu, tai ir tiek va čia radinių. Nustebino. Net neplanavau nefilmuoti iš tikrųjų. Dėl to taip ir išėjo toksai video. Na, galvau, net nesitikėjau iš tikrųjų nieko rasti šiandien, nes jau šitie laukai tokie atrodo padaužyti ir pat va. Užeini ir vis dar guli daikčiukai. Dar galima pririnkti. O laukai iš tikrųjų gana dideli. Ten matosi va tokie laukai. Čia vienas laukas didžiausias, bet šitas laukas svarbiausia nedavė sidabro. Nei gabalėlio sidabro. Kiti 2 laukai davė.
Tai va, na, nesvarbu. Žodžiu, ką žinau, visai gera diena buvo, netikėtai. Tai va, visiems dėkingas, kad žiūrėjot. Susitiksim kitą kartą. Ate.